Labas visiems. JBL boomboxų pakrovėjas, akumuliatorių pakrovėjas nekrauna. Jungus į tinklą, iš jojo girdisi toks tylus cypsėjimas, toks su pertraukom. Cypt, cypt, kažkas panašaus. Taip. Aš jau jį išsiskėliau gan sunkokai, biskį teko pavargt, šiek tiek pasiknaibė kraščiukai, bet čia kitaip jau nebus. Tai va, aš jį išsiskėliau, visi čia jau viduriai, viskas, ekranai visi jau taip sakant, ir jojo viduriai. Viduriai irgi prilieta košių, kas man labai nepatinka tos košės. Nieko akivaizdžiai nesimato. Vienu žodžiu taip. Aš čia pažiūrėjau ir iš pradžių galvojau kažkur gal aukštoj įtampoj problema, bet saugiklį patikrinau geras, nesudegęs. Ir paskui kažkaip tai, sakau, pažiūrėsiu, tarkim, kaip, ar čia yra trumpas. Trumpo nėra. Ir pažiūrėjau išėjime, tarkim, išėjimas rodo trumpą. Tai aukštą įtampą, tą karštąją liniją, taip sakant, iš karto atmečiau kol kas šie, nežiūrau. Žiūrau žemoj. Kondensatoriai man kaip ir irgi įtarimų nelabai aš į juos, nes gan nesenas, naujas aparatas, tai jisai, aišku, būna visko, bet kondikus kol kas atmetu dar gal. Ir čia yra, čia tik tai viskas po tom košim. Bent jau iš raidžių GDS spėju, kad čia bus lauko tranzistorius arba MOSFETas, kitaip tariant, jeigu. Ir aš jį, jeigu praskambinu, simatyšiu. Jeigu praskambint, tai šičia nieko, o šitos dvi kojelės rodo trumpą, kraštinis, ir iš čia man biskį tokias pievas rodo, bet pirmiausia pradėsiu nuo jo. Tai atsikrapštyti reikia košės tais visas, išsilituot ir patikrint MOSFETą. Ir pažiūrėsim tada, ar išėjime dingsta trumpas, ar išlieka. Jeigu, aišku, čia dar yra
ant tos pačios linijos yra kondensatoriai šitie mažiukai. Būna, kad jie pramuša. Bet pirmiausia įsilituosiu MOSFETą, tai čia lengviau man įsilituoti negu tuos SMD komponentus. Tai kol kas krapštau košę ir imu lauk tranzistorių. Išlitavau tranzistorių. Mes jį dabar patikrysime. Ir rodo, kad jisai geras ir prie jo nėra prisikabyti prie ko. Vienu žodžiu, jisai geras. Ant platos, aišku, aš jau, kad čia mažiau gaišt laiko, tai pasitikrinau, trumpas nedingsta. Vis kaip liko, taip ir liko. Nu, griebiausi šiaudų, išlitavau kondikus. Kadangi jie čia lygiai grečiai, tai normaliai ir nepatikrysi jų, tai išlitavau. Viskas su jais gerai, kaip ir sakiau, neturiu įtarimų, neturėjau, tai taip ir gerai. Su jais viskas gerai. Ant platos trumpas vis tiek išlieka. Vis tiek išlieka. Jau paskui griebiausi šiaudų, išlitavau SMD kondikus. Vis tiek trumpas išlieka, vis tiek. Trumpina nors tu ką. Jau pradėjau galvot, kad šitą mikroschemą gal kažkur, tai jau norėjau, ruošiausi ieškot pagal jos tą kodą, ieškot kas, kaip, žiūrėt, mažinai. Bet, kažkaip tai irgi taip ant durniau sakau, atsilituosiu vieną laiduką išėjimų. Atsilitavau laiduką, viskas. Kaip ranka nuimi. Trumpas dingo. Dabar aš. Va, išėjime, jeigu žiūrau, viskas. Trumpo nėra. Čia galima netgi. Trumpo nėra. Tada dar sykį pažiūrėjau pačiam išėjime. O trumpas yra. Tai va toks dalykas, kad pats laidas trumpina, tik tai neaišku, kurioj vietoj. Ar kažkur tai prie šito galo, ar pačiam laide, ar gal kažkur, nežinau, čia. Bet čia jau. Bet faktas, kad laidas, pats laidas. Tai rupūžė šitiek aš čia knisausi. Dar ne tiek daug, bet vis tiek. Ir kaip tai neatėjo į galvą, kad pirmiau laidą įsilituot ir pažinu, būna visko. Tai va, tai dabar dedu atgal kondikus, dedu tranzistorių, SMD prilituoju atgal. Ir tada be laidų pažiūrėsiu, pajungsiu, turėtų būti viskas tvarkoj, tai liks laidų keitimas, ar tai kažkoks tai kitoks variantas. Tai va, lituoju atgal ir tada žiūrėsim, jeigu viskas veikia, tai tada gerai. Prilitavau laikinai čia tokius laidus.
Svarbu, kad pamatuot. Uždėsim biskį svorio, kad nelakstytų tie laidai. Paslėgsim ir pažiūrėsim. Jungiam į rozetę ir žiūrim, ką mes turim išėjime. Pliusas, minusas ir 24 voltai, kai apsiūta. 24 voltai, kai apsiūta ir visos bėdos pasibaigė. Netgi dar, aš čia aišku turiu elektroninę apkrovą, bet galima pajungti, turiu 24 voltų ir 70 vatų halogeninį lemputį, taip maždaug gaunasi apie 3 amperai. Mes jeigu pajungiam, apkrovą laiko, kaisto lemputį mano. Vienu žodžiu, apkrovą laiko, viskas tvarkoj, gedimas paprasčiausias, išjungiam. Gedimas paprasčiausias laidas. Nežinau, man dar turbūt gal ir pirmą kartą toksai variantas. Neatsimenu jau, bet kad nusilankstė būna, tai jau čia būna, bet kad laidas trumpytų, tai ko gero dar man pirmą kartą. Ir kur mes jį bejungtume, trumpas arba šitam gale. Irgi trumpas. Ko jis čia užtrumpino, tai per kūną žinau. Kažkokių užspaudimų, užgnybimų ar tai kažkokių užlaužimų kaip ir nesimato. Nežinau, vienintelis įtarimas gal kaito jisai, nes čia tas laidas yra su ekranu. Eina vidurinė gysla ir išorinis ekranas, kaip televizoriaus antenos. Šitas toks laidas. Gal sakau kaito ir tas ekranas arba tas vidurinis prasilydė izoliaciją ir jie susilietė. Gal toks variantas, neįsivaizduoju, bet kitaip aš nematau, nežinau kaip paaiškinti. Tai dabar dar bandysiu čia atsižievyti tą termoizoliaciją. Gal čia rasiu kokį. O jei ne, tai nežinau, reiks naujo turbūt laido, nes čia viskas originaliai užlieta ir kažko tai Gerai, kol kas pažiūrėsim su tuo laidu, ką rasim. Mažu rasim, o jei ne, tai naują reiks kombinuoti. Ir pradėjau nuo šito galo ir pataikiau. Čia nieko neradau įtartino, sakau, buvo, nebuvo, kirpsiu kažkokį galą. Ir patraukęs biskį stipriau, čia man ta izoliacija atsilupo, aš ją dar biskį nužievinau. Ir matome, čia tas šarvas, tas ekranas vadinamas ir centrinis laidas nuogas. Reiškiasi, čia nekaitimas buvo tada, o tiesiog šitoj vietoj nusilankstė.
iki kiaurai ir aišku gausi trumpas. Tai va tokie būna variantai. Nu, aišku, vienu žodžiu, čia daugiau nėra ką jį žiūrėt. Šitą galą nukerpo, šitą originalų tą bandysiu irgi gražiai ištraukti. Na, aišku, jis priklijuotas, bet bandysim ištraukti arba nukirpsim ir bandysim iš lėto gręžti grąžtuku, kad išvalytą skylę iš naujo užmausiu ant šito, prilituosim ir nereiks, tada išliks man šitas visas originalus galas, nereiks kažko tai kombinuoti. Tai kol kas tokie reikalai. Nu va, prasivaliau skylutę, užsimoviau ant laido, pasiruošiu šitą galą, prilituosim, paskui kiek reikia ten atsistumsim, čia biskį užlašysim super klijų, kad jisai nelakstytų ir bus originalus laidelis, kol vėl nenusilankstys. Štai, darbai baigti, korpusas suklijuotas, laidas kaip originalas. Jungsim, oi, ne tą paėmė, jungsim į tinklą, šitą pakrausim, jungiu į pakrovimą, jungiu į rozetę. Ir ledas mirksi, krovimas vyksta. Boomboxas. Boomboxas veikia. Viskas. Va. Niekada nelenkit laido stačiu kampu. Visada palikit šiek tiek atvado, jeigu jau vyniojat ten ir panašiai. Na, čia tik patarimas. Kaip kam išeina, taip jau išeina. Tai kol kas tiek, remontas baigtas. Iki.